Afirmacijos yra labai svarbios ir labai veiksmingos. Kiekviena mintis labai greitai išsipildo sukurdama tikrovę. Kai jūs išsakote tam tikrus teiginius, garso vibracijas, tam tikrus žodžius turinčius aukštesnio dažnio vibracijos garsą, ši garso banga patenka į aukšto dažnio energijos virpesių lauką, ateinančio iš kosminės realybės, ir sukuria jums tam tikrą šviesos energijos lauką, kuriuo valdote savo gyvenimo procesus. Ir kada jumise yra ši energija, ši jėga jūs galite kurti. Šioje planetoje ši energija yra labai medžiojama, visi nori šios jėgos, bet ją gali turėti tik tie, kurie įvaldo tam tikras technikas, praktikas, atitinkamą būklę, laikosi šių praktikų ir metodikų. Kai jūs kalbate afirmacijas, tai suteikia jums galimybę išlaikyti save tam tikroje būsenoje. Galima dar taip išsireikšti, jūs programuojate save. O kas tai programa? Gyvenimas ir yra programa. Gyvenimas tai procesų susidedančių iš programų, iš amžinojo egzistavimo programų, iš programų, kurios sklinda iš paties aukščiausio proto. Nors ir matrica dirba programų principų, tik žemų dažnio ir visiškai kitokios kokybės ir būklės. Todėl nebijokite žodžio išraiškos kaip programa. Programos tai natūrali gyvenimo būsena, viskas susideda iš programų, šis pasaulis tai iliuzija, programinė holograma. Taip yra vadinama daugelio mokslininkų, todėl malda, afirmacija, garso vibracijos, jūsų mintis, visa tai sukuria jumise ir aplink jūs, jūsų jėgos lauką. Kaip ir žodžiai, kurie yra destruktyvūs, nepadorūs, tokie sukuria naikinančius procesus pačiame žmoguje. Kartais mano mokiniai pradinėme mokymosi lygyje keičiasi savitarpį savo patirtimi apie praktikų darbą ir aš žiūriu į juos ir stebiu, tarsi jie būtų maži vaikai, suprasdama, kad jie dar visai nežino, kaip tai visa dirba. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis, kiekvienas garsas, kiekvienas ketinimas, viskas veikia. O jei jūs dar tai darote sąmoningai praktikose, visa tai veikia 1000 kartų greičiau, jei praktikos įgyventinamos jūsų vidiniu įsitikinimu. Jei jūs abejojate, abejonės išsipildo ir praktika nepasitvirtina. Jei nėra abejonių ir tai pildosi, vyksta savirealizacija, būtinai jūsų gyvenime įvyks tai, ko jūs siekiate. Todėl afirmacija tai garsinė vibracija, kuri sukuria jėgos lauką.